Sveiki atvykę į apsilankymus danguje. Mano vardas Randy Kay ir mes kalbėsime su tokiais kaip aš, kurie yra susidūrę su pomirtiniu gyvenimu danguje, o kai kuriais atvejais net pragare. Šiandien mano svečias yra mano geras draugas Maikas Olsenas. Jis mirė per plaučių transplantaciją ir sutiko savo donorą danguje. Maikai, smagu, kad šiandien esi su mumis. Ačiū, Randy. Aš tikrai džiaugiuosi, kad esu čia. Maikai, tu ir aš tapome gerais draugais šio proceso metu. Abu turime problemų su plaučiais ir mes dalinome istorijomis apie savo negalavimus, kurie mus privertė pasiduoti. Papasakok, kas atsitiko. Tu išgyvenai šį įvykį ir galiausiai sutikai savo donorą danguje. Taip, taigi aš sirgau mirtina plaučių liga, vadinama idiopatinė plaučių fibroze. Ji prasidėjo 2014 metais. Iš tikrųjų tai buvo mirties nuosprendis, kadangi ši liga nėra išgydoma ir galiausiai plaučiai negali funkcionuoti. Mano plaučiai pablogėjo tiek, kad negalėjau kvėpuoti, todėl man buvo skiriamas deguonis 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Žinote, toks buvo mano gyvenimas ir aš tikrai nerimavau, ką turėčiau daryti su situacija ar informacija, su kuria susidūriau, kad aš sergu mirtina plaučių liga. Ir aš iš karto priėmiau sprendimą, galiu būti niūrus arba aš galiu būti geresnis ir pakeisti pasaulį, kuriame gyvenu. Taigi nusprendžiau tiesiog imtis iniciatyvos, bet pirmiausia, norėjau išgirsti iš viešpaties, kaip jis vertina visą situaciją. Gydytojai gali mums papasakoti apie mūsų kūną ir sveikatą, bet galiausiai tai valdo Dievas. Aš turiu savo kieme koplyčią. Paklausiau, viešpatie, tokia yra man suteikta informacija, ką man daryti. Aš stovėjau sakykloje kaip pamokslininkas ir pamokslavau apie ženklus ir stebuklus, pamokslavau apie išgijimą, bet vis dėlto susirgau šią mirtiną plaučių ligą ir aš vartojau deguonį. Taigi aš nuėjau į savo koplyčią, tiesiog sėdėjau ten ir klausiau, viešpatie, ką man daryti, ką tu nori, kad aš daryčiau, kaip man elgtis šioje situacijoje, su kuria susidūriau. Ir aš tiesiog išgirdau jo balsą taip aiškiai ir jo balsas suteikė mums ramybę. Jis pasakė, tiesiog pasitikėk manimi. Tai viskas, ką jis pasakė. Tiesiog pasitikėk manimi. Tuo metu man buvo paskirta operacija atvirai plaučių biopsijai, kad įsitikinti, ar gydytojas iš tikrųjų nustatė teisingą diagnozę. Rezultatai sugrįžo. Ir taip, aš sirgau nepagydoma liga. Tuo metu stengiausi padėti kitiems pacientams. Taip pat tiesiog susitikinėti su žmonėmis savo bendruomenėje, kurie serga mirtinomis ligomis. Ir kaip pastorius bandyti jiems padėti suprasti, kad mes galime gyventi tikėdami, o ne baimėje. Kad ir su kuo mes susidurime gyvenime, mes galime rinktis, kaip mes į tai reaguosime. Ir tai gali turėti didelį poveikį mūsų gyvenimams. Žmonės stebi mūsų gyvenimus ir mato, kaip mes reaguojame į sunkumus, su kuriais susidurime gyvenimo kelyje. Taigi tu galiausiai turėjai laukti plaučių donorų ir tada tau paskambino. Transplantacijos laukiau 5 metus ir tai ilgas laikas. Mes visada galvojame ir aš visada pamokslauju, kad Dievas atsako į mūsų maldas. Jis atsako, bet kartais ne mūsų pageidaujamų laiku. Aš laukiau 5 metus, bet visą tą laiką, kol laukiau organų donorų transplantacijos sąraše, visą tą laiką jaučiau tobulą ramybę. Antgamtiškai viešpats suteikė man tiek jėgų, kad galėčiau viešai kalbėti apie plaučių ligas ir būti su politikais bei žymiais žmonėmis, kad padaryti įtaką kovojant su šia liga. Aš laukiau 5 metus, vartodamas deguonį, labai sunkus gyvenimo būdas. Ir vis dėlto žinojau, kad viešpats pasakė, tiesiog pasitikėk manimi. Jaučiau ramybę, kuri pranoko bet kokį supratimą mano situacijoje, žinant, kad jis vienaip ar kitaip išves mane iš šitos padėties.
Aš visada sakiau savo žmonai, kad prieš mane yra 3 variantai. Galėčiau išgyti ant gamtinių būdų. Dievas taip daro ir šiandien, arba numirti nuo ligos, arba gauti plaučių transplantaciją. Taigi meldžiausi, nes tūkstančiai žmonių meldėsi už mane ir pasitikėjau Dievu šioje mano padėtyje. Ir vėlgi, visa tai sugrįžta į tą tylų balsą. Kai išgirsti Dievo balsą, tave lydi ramybė. Taigi paklausiau viešpaties, kur mano viltis, koks planas šiai situacijai. Ir išgirdau aiškiai kaip varpo dūžius. Tau bus persodinti plaučiai. Tai prieštarauja viskam, ką skelbiau iš sakyklos, kad Dievas gali tave tiesiog antgamtiškai išgydyti. Ir jis gali, bet mano atveju jis nusprendė persodinti plaučius. Manau, kad jo keliai yra aukštesni už mūsų kelius ir jo mintys už mūsų mintis. Taigi aš pasakiau, gerai viešpatie, aš priimu, kad kažkur yra plaučiai, kurie bus persodinti į mano kūną ir kurie įveiks mano ligą. Taigi aš laukiau 5 metus ir man paskambinau. O buvo taip. Tuo metu, kai laukime šio telefono skambučio, aš buvau savo meno kabinoje ir vėl išgirdau viešpaties balsą aiškiai sakant, sudėk visus šios meno reikmenis, tu neturėsi tam laiko. Atrodo neįprasta, kai jis kalba apie paprastus dalykus, kuriuos darome kasdieninėme gyvenime. Nesvarbu, ar dirbame, žaidžiame, ar dar ką nors darome. Jis pasakė, sudėk visą tai atgal. Ir aš pasakiau, gerai viešpatie. Aš viską sudėjau atgal į dėžę ir stebėdamasis grįžau į namus. Taigi, suskamba telefonas ir žmona sako, tai transplantacijos centras. Gydytojas nori su tavimi pasikalbėti. Aš priėjau prie telefono ir jis pasakė, kad atsirado tinkamas plaučių donoras ir reikia tuoj pat atvykti. Nuvažiavome į ligoninę, pasiėmiau kuprinę, kurią buvau susipakavęs prieš 5 metus. Ši kuprinė laukė 5 metus, kol aš sulaukiau skambučių. Aš visada buvau pasiruošęs tam skambučiui. Taigi mes nuvykome į ligoninę, ten jie turėjo paruošti mane, taip pat donorų plaučius. Asmuo, kuris mirė, turėjo būti laikomas gyvas iki tol, kol buvo atlikta transplantacija. Teko truputį palaukti, kol jie mane paruošė. Ir kitą rytą buvo atlikta transplantacija. Taigi akivaizdu, kad įvyko nelaimingas atsitikimas, kuris nutraukė šio žmogaus gyvenimą. Taip. Taigi ant operacinės stalo tau buvo pašalinti plaučiai, o procedūros metu atsitiko kažkas neįtikėtina. Papasakok mums apie tai. Gerai prisimenu, kai jie įvežė mane į liftą. Nusileidome į operacinį skyrių. Tuo metu dar nebuvau gavęs jokių vaistų. Taigi jie mane atvežė, uždėjo kaukę anestezijai. Ir tai buvo paskutinis dalykas, kurį aš prisimenu iš šio pasaulio. Bet tuo metu, kai aš buvau ant operacinio stalo ir jie mane operavo, tai buvo ilga operacija, tai buvo 12 valandų operacija, tai buvo ilgas procesas. Kai jie mane operavo, prie manęs buvo pajungta širdies ir plaučių aparatas, kuris kvėpavo už mane, tuo metu, kai plaučiai buvo šalinami. Tuomet jie įdėjo naujus plaučius ir manė, kad viskas vyksta pagal planą, bet akivaizdu, kad iškilo problema. Aš buvau ant stalo ir staiga pajutau, kad pakilau nuo stalo iš savo kūno. Ir man atrodė keista matyti, kaip gydytojai mane operuoja. Taigi aš pradėjau kilti nuo operacinio stalo, levituoti, kilti į viršų. Ir staiga aš matau šias besisukančias šviesas.
besisukančias aplink mane vaivorykštės spalvų šviesas, tiesiog daugybė besisukančių šviesų. Ir staiga išgirdau šiuos gražius dainuojančius balsus ir jie kartojo: Maikas grįžta namo. Buvau sužavėtas. Mėgau juokauti gyvenime su savo žmona ir žmonėmis, taigi pagalvojau savo, bent jau kylu aukštyn. Pamaniau savo, vis dar turiu humoro jausmą. Kągi, bent jau kylu aukštyn. Tačiau prieš pat tam įvykstant, girdėjau ir neigiamus balsus. Kai kilau nuo stalo, jie sakė: Kas tu manai esąs? Tu nekyli aukštyn. Kas tu manai esąs? Ir tiesiog tyčiojosi iš manęs. Tada aš tariau: Aš žinau, kieno tai balsas. Tai yra priešo balsas. Ir iš karto jį sustabdžiau. Pasakiau: Jėzaus vardu užsičiaupk. Tu neturi teisės su manimi taip kalbėti. Aš esu Dievo vaikas. Ir kai priėmiau autoritetą, tie balsai nutilo. Ir kurį laiką negirdėjau jokių balsų. Tuomet angelai dainavo: Maikas grįžta namo. Ir tada tarsi buvo pertrauktas tas gražus dainavimas. Išgirdau Viešpatį sakant: Ne, jis čia tik pasisvečiuoti. Ir staiga aš buvau tarsi perkeltas į dangų. Viską apėmė ryški balta šviesa, kiek tik akys galėjo aprėpti. Ir aš pagalvojau: Aš miręs. Turiu galvoje, tai buvo netikėta. Atvykau plaučių transplantacijai ir štai atsidūriau danguje. Pirma mintis, kuri man atėjo į galvą, kai buvau ten, buvo tarsi gyvenimo peržvalga. Ir aš negalėjau prisiminti nieko, ką padariau blogai. Dėl vieno dalyko nerimavau, net būdamas krikščionis, net kaip pastorius. Man atrodė, kad mes visi žmonės dažnai klystame. Mes nesugebame visada būti teisūs. Taigi aš stoviu danguje ir jaučiu tarsi apreiškimą, kuris aplankė mane. Aš nesuvokiau to anksčiau, bet visa tai dėka Jėzaus. Ir aš galėjau jausti kiekvieną molekulę, kiekvieną medžiagą, kuri buvo danguje. Viskas buvo tarsi pulsuojantis Jėzus. Aš negalėjau prisiminti nei vienos savo nuodėmės. Viskas buvo ištrinta kaip nuo juodos lentos. Viskas, ką aš kada nors padariau neteisingai. Ir aš suvokiau, kad buvau visiškoje palaimoje, visiškoje ramybėje. Tiesiog stovėjau ten, atrodė tarsi maudyčiausi šviesoje, nuo viršugalvio iki pat padų. Aš pažvelgiau į save ir aš buvau tiesiog pilna šviesos. Stovėjau ten pilnas nuostabos ir staiga pagalvojau: Palauk, kažkas turėjo mirti, kad galėčiau gauti šiuos naujus plaučius. Ir pagalvojau apie savo donorą. Pagalvojau, kad jis mirė, dėl to aš galiu gyventi. Aš esu toks dėkingas. Maniau, kad sušukau, bet danguje ne taip. Kalbi ne lūpomis, bet darytum visa tavo dvasia kalba. Aš tiesiog pasakiau: Noriu padėkoti savo donorui. Kai tik tai pasakiau, pajutau kažką stovint už nugaros. Atsisukau, o ten stovėjo Jėzus ir donoras. Aš pažvelgiau į donorą. Man buvo labai įdomu ir aš bandžiau viską suvokti. Donoras stovėjo nuleidęs galvą, ne iš gėdos, bet kaip aš galėjau suvokti, jis tiesiog bandė išreikšti, kad visa tai yra ne apie jį, kad jis tiesiog pasirašė savo organų donorų kortelę, nes norėjau, kad kas nors kitas gyventų, naudotų jo organus, kad galėtų tęsti gyvenimą. Taigi dėmesys iš tikrųjų buvo Jėzus. Staiga pajutau, kaip Jėzus uždėjo ranką man ant kairiojo peties ir pasakė: Maikai, tai tavo nauji plaučiai, priimk juos. Ir aš atsakiau: Taip, Viešpatie. Kai tik sutikau su Viešpatie žodžiu, tą patį momentą, aš sugrįžau į savo kūną, į operacinę. Įdomu buvo tai, kad mano žmona operacijos metu buvo namuose. Kas atsitiko, kas buvo mirties priežastis. Gydytojas per anksti nuėmė spaustuką ir aš nukraujavau. Tai ir sukėlė mirtį.
Perskaičiau savo gydytojo ataskaitą po kelių mėnesių. Viskas buvo užregistruota. Pacientas mirė, reikėjo gaivinti. Tai perskaičiau iš gydytojo užrašų. Jis stipriai nukraujavo, taigi dėl to aš miriau ant stalo. Kas įdomu, kad mano žmona tuo metu buvo namuose, nes jai ketino paskambinti įpusėjus operacijai ir po operacijos. Taigi ji buvo namuose. Aš turėjau deguonies balionų, kuriuos naudojau kasdien. Juos laikėme priekinėje verandoje. Ir staiga nukrenta vienas iš deguonies balionų. Bam! Ir pabudina mano žmoną. Ji paskambina transplantacijos centrui. Maikas yra operuojamas. Ir būtent tuo metu, kai ji paskambino, jie pasakė, vienas plautis įdėtas. Taigi žingsnis po žingsnio informavau jai viską, ką išgyvenu. Iš karto po to ji nuvažiavo į ligoninę. Transplantacija buvo sėkminga. Aš gavau naują plaučių komplektą. Ji paklausė, gydytojau, kodėl prijungti prie jo visi šie aparatai, kas vyksta? Ir jie paaiškino, Maikas mirė ir mes turėjome jį gaivinti. Gan intensyviai bandėme gražinti jam gyvybę. Jis prijungtas prie širdies ir plaučių aparatų ir šiuo metu yra komoje. 10 dienų buvau komoje. Įdomu tai, juk Dievas žino kiekvieną smulkmeną tiesa. Būtent tą dieną, kai miriau ant stalo, mano draugas gyvenantis kitame mieste buvo pažadintas balso savo miegamajame. Prieš tai jis meldėsi už mane. Ir balsas pasakė, Maikas yra su manimi. Tai jį labai sutrikdė. Ką turėjau omenyje viešpatie? Maikas su tavimi. Jis nežinojo, ką pasakyti. Ir tuo pačiu metu nenorėjau skambinti mano žmonai ir sakyti, kad žinai, tavo vyras mirė. Taigi jis laikė šią žinią savyje. Po kelių dienų, tuo metu, kai aš buvau prijungtas prie širdies ir plaučių aparato, kadangi visi mano prisotinimo lygiai buvo nukritę ir aš pats nesugebėjau kvėpuoti, aparatas tai darė už mane. Taigi, mano draugas Jonathanas vėl buvo pažadintas savo miegamajame ir šį kartą Dievo balsas pasakė, jis grįžo ir viskas bus gerai. Tada jis paskambino mano žmonai telefonu ir papasakojo viską, kas jam nutiko. Jis negalėjo suprasti, kodėl jis gauna iš Dievo žinutes apie Maiką. Štai kas dar nutiko. Aš buvau komos būsenoje, taigi negalėjau pasakyti savo žmonai apie tai, kad aš apsilankiau danguje ir sutikau savo donorą. Taigi ji buvo namuose, kuomet aš buvau komoje. Jis sėdėjo ant sofos ir kalbėjosi su savo seserimi. Jos tvarkė namus ir ruošėsi mano grįžimui. Ir staiga mano žmonai netikėtai atėjo mintis. Ir ji pasakė savo seseriai, Maikas nuėjo į dangų ir galėjau padėkoti savo donorui. Aš net nesuprantu, iš kur aš tai žinau. Taigi viešpats jai taip pat pasakė, kad tu sutikai savo donorą danguje. Taip. Ir ji pasakė, aš nesulaukiu, kol jis pabus iš šios komos, kad galėčiau jo paklausti, ar tikrai taip nutiko. Turiu draugą Jeffą, kuris didelis skeptikas, ir jo žodžiai buvo, Patty, kai tu eisi į ligoninę, aš noriu eiti kartu su tavimi. Taigi jie atvyko į intensyvios terapijos skyrių. Visa tai buvo po 10 dienų. Jiems buvo sunku ištraukti vamzdelį iš mano gerklės, nes jis ten buvo patalpintas taip ilgai. Taigi tą dieną jie pagaliau turėjo ištraukti vamzdelį ir pagaliau aš galėjau pats kvėpuoti. Taigi Jeffas įėjo į intensyvios terapijos skyrių. Aš noriu ten eiti pirmas, Patty, ir jis įėjo. Kaip tik tuo metu aš atsigavinėjau iš viso to. Vamzdelis buvo čia pat ištrauktas iš gerklės, mano balsas 3 oktavomis žemesnis ir Jeffas sako, Maikai, kai buvai ten, Nyderlanduose, ką nors patyrei? Ir aš savo žemu balsu, ir žinote, tai buvo mano bandymas kalbėti pirmą kartą, aš pasakiau, taip, aš numiriau ir patekau į dangų ir turėjau progą padėkoti savo donorui. Jo akys pasidarė labai didelės. Jis atsisuko į Patty ir Patty sušuko. Aš taip ir žinojau. Ir jie pradėjo šokinėti aplinkui intensyviaus terapijos centre.
Juk viešpats jai jau buvo pasakęs apie tai. Taigi, Maikai, aš noriu užduoti tau klausimą. Tu sutikai angelus danguje, vaivorykštės fone. Taip pat tau kažkas nutiko, po to, jau kai buvai išrašytas iš ligoninės po komos. Tu ir vėl pamatėjai angelą. Papasakok apie tai. Aš mąsčiau apie tas besisukančias vaivorykštės spalvų šviesas ir angelus, besisukančius aplink mane, kuriuos mačiau tuo metu, kai pakilau nuo operacinio stalo, kai numiriau. Grįžęs namo, tarsi pažvelgiau į viršų ir pagalvojau, aš visada stengiuosi patvirtinti dalykus Dievo žodžiu. O Apreiškimų knygoje sakoma, aš išvydau dar vieną galingą angelą, jų galvą supo vaivorykštė. Ir aš supratau, kad jie tikrai egzistuoja, taigi aš grįžau iš ligoninės, buvau savo miegamajame, reikėjo priprasti prie daug naujų dalykų, prie daugybės vaistų ir tiesiog būti namuose vienam, nes mano žmona turėjo grįžti į darbą. Taigi aš buvau savo miegamajame, gulėjau lovoje ir staiga pagalvojau apie dangų. Jūs žinote, kad kiekvieną kartą, kai aš kalbu apie šią patirtį, ji tarsi vėl atgyja, tie patys jausmai, kuriuos jaučiau būdamas danguje sugrįžta. Taigi aš buvau savo miegamajame ir staiga pasirodė angelas, tarsi nuo grindų iki lubų, didžiulis angelas ir spoksojo į mane. Aš pažvelgiau į jį ir jis dingo. Paklausiau, viešpatie, kas tai buvo? Ir viešpats atsakė, tie angelai vis dar rūpinasi tavimi, Maikai. Ir aš supratau, ne tik tai, kad mačiau juos danguje, jis atsiuntė vieną ir į mano miegamąjį, būti tol, kol aš atsigausiu po plaučių persodinimu. Aš pagalvojau, tai yra nuostabusis Dievas, kuris kiekvieno gyvenime pasireiškia ženklais ir stebuklais. Mums reikia tikėtis daugiau tokių stebuklų. Naujajame testamente skaitome, kad angelai visą laiką pasirodydavo ir kalbėdavo žmonėms, bei lydėdavo juos į vietas. Tad tai turėtų būti mūsų kaip krikščionių įgimti antgamtiniai išgyvenimai. Man patinka tai, Maikai, kad kai tu buvai danguje ir aš galiu pilnai tave suprasti, tavo dėmesys buvo nukreiptas į Jėzų ir viskas aplinkui tau kalbėjo ir skatino susitelkti į jį. Bet tau nereikėjo net to sakyti, nes buvai Jėzaus akivaizdoje. Po to jis tau atsiuntė angelą, dar kartą patvirtinti, jog viešpats nori, kad juo pasitikėtum. Taip, ir atsiuntė angelą. Kodėl? Nes jis mus myli. Jis nori, kad mes visi žinotume, kad jis turi begalę angelų, kurie yra nuolat pasiekiami. Yra rašoma, kad angelai siunčiami tarnauti tiems, kurie yra išganymo paveldėtojai. Tai jūs ir aš. Kartoju visiems, aš savo angelus tikrai nelaikau be darbo. Tikrai taip. Per pastaruosius 3 metus man buvo atlikta 60 bronchų operacijų ir aš tiesiog sakau, nagi vaikinai, mes einame į kitą nuotykį ir man reikia jūsų pagalbos. Ir aš tikrai pasitikiu dangiškaisiais pasiuntiniais, kuriuos Dievas siunčia, kad padėtų chirurgams, kad būtų skirti tinkami vaistai, kad viskas klostytųsi gerai. Ir žinote, Dievas sako, kreipkitės į mane ir aš jums atsakysiu. Ar tu buvai toks prieš apsilankymą danguje, Maikai? Ar tai pasitikėjai, kad einant į 63 operacijas, kviesi angelus eiti kartu? Aš visada buvau laukinis kunigas. Įdomu tai, kad per paskutinę pastoraciją, kuomet aš buvau anglikonų dvasininkas, vilkėjau bažnytinius rūbus ir apykaklę. Ir žinote, visi mane vadino šokančiu kunigu. Tu buvai charizmatiškas anglikonų kunigas. Charizmatiška anglikonų bažnyčia. Aš esu vedęs kunigas ir taip, tu esi oksimoronas, kaip sakoma. Žmonės ateidavo ir žinote, jie laukdavo liturgijos ir panašiai, o mes keldavome rankas į viršų, garbindavome viešpatį, šokdavome prieš viešpatį.
Aš tiesiog visada jaučiau tą laisvę savo gyvenime. Nuo tada, kai Viešpats palietė mane, išgelbėjo mane ir pripildė mane savo dvasia. Taip buvo visada, bet po to, kai išgyvenau savo patirtį danguje, visa tai tapo dar giliau. Sunku tai apibūdinti, bet kaip aš visiems sakau, aš tiesiog esu atsipalaidavęs. Nesvarbu, kas atsitiks. Žmonės yra susitelkę į tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje. Jei tik jūs žinotumėte, koks galingas yra jūsų Dievas ir koks nuostabus yra Jėzus ir kaip jis trokšta įtraukti dangų į jūsų gyvenimą. Tiesiog priimkite tai, ką jis turi. Nuostabu. Paskutinis klausimas, Maikai. Ar sutikote savo donorų šeimą šiame pasaulyje? Ne, bet mums liepė rašyti laiškus savo donorų šeimai per transplantacijos centrą. Aš parašiau jiems ir jie jį gavo. Aš tiesiog parašiau, kad esu dėkingas, bet negalėjau pasidalinti apie tai, kad miriau ir sutikau jų mylimą žmogų. Todėl meldžiuosi, kad kada nors greitu laiku galėsiu susitikti su donorų šeima ir nudžiuginti juos, kad jų mylimas žmogus buvo danguje. O ką jie padarė, tai dovana man, nes dėl to aš esu gyvas. Tu sutikai savo donorą danguje ir tai tiesiog neįtikėtinas apreiškimas. Taigi užbaigimui, Maikai, dabar, kai jau tu esi šiek tiek nutolęs nuo šios patirties, aišku, akivaizdu, kad ir šiuo metu tu turi plaučių problemų, bet atsigręžiant į šį susitikimą su plaučių donoru, ką tavo manymų Viešpats norėjo tau pasakyti? Ką norėtum perduoti mūsų auditorijai? Kaip minėjau anksčiau, Dievas žino kiekvieną mūsų gyvenimo detalę, kiekvieną situaciją, kuri įvyks. Viskas yra sužymėta. Jis žino, kas įvyks, žino aplinkybės, su kuriomis susidursime. Toks yra Dievas. Jis kalba kitiems žmonėms mūsų gyvenime ir patvirtina mūsų patirtį. Jis yra mylintis Dievas. Nori, kad žinotumėt, viskas bus gerai. Tai, ką dabar išgyvenate, praeis. Iš to išeisite stipresni. Tai supratau net ir per tą trumpą laiką, kurį buvau danguje. Stovėjau ten, laukiau, bandžiau sudėlioti savo mintis ir supratau, kad žemėje nerimaujame dėl per daug dalykų, finansų, sutuoktinių, visko, amžinybės atžvilgiu. Tai tik trumpas apsilankymas. Nors ir gali atrodyti ilgas, ypač kenčiant ar skausmo metu, bet Dievas viską žino ir Jis siunčia savo angelus. Tai labai taiklūs žodžiai, Maikai, ir už tai tikrai reikia šlovinti Viešpatį, nes mūsų svečiai grįžę iš rojaus dažnai turi žinią gyvenantiems čia ir dabar. Taip. Žinia tiems, kurie yra Viešpatyje Jėzuje Kristuje, tokia: būkite džiaugsmingi, nes rojus yra jūsų ateityje. Dar kartą dėkoju, Maikai, kad šiandien buvai su mumis. Saugokite save ir tegul Dievas jus palaimina. Iki kito karto.